Mūsų trijų upių vandenai, kad pasiunta šėlti, kad pasiunta banguoti, na, o ypač mūsų Mituva. O Mituvos bangelės taip įsisuka, tokius sūkurius padaro, kad namuose sėdėti tiesiog neįmanoma. Norisi eiti, šėlti ir jauniems, ir seniems, ir mažiems, ir dideliems. Įsisukime ir mes į nuostabaus liaudiško šokio sūkurį. Įsisukim! Įsisukim.
dėkojame už tautinio šokio puoselėjimą, sklaidą ir dalyvavimą Respublikinėme liaudiškų šokių festivalyje Mituvos sukūrėjai ir dėkoja Jurbarko kultūros centro direktorė Aida Bliundžiuvaitienė. Tai mėly vaikučiai, labai jūs sveikinam, labai dėkojam. Matau, šėliu jau šitaip norim pasidžiaugti, kad šitą mūsų šokių šventė taip sutraukė daug šokių mylėtojų iš visos Lietuvos. Tik ir aš taip vis galvoju, ar tik neketina tie šokėjai iš mūsų Mituvos ištraukti paskutinę auksinę žuvelę. Na kodėl paskutinę, o kaipgi kitaip? Na, tegu pildo mūsų Mituvos žuvelės visų šokėjų norus. O tie norai, kad tik tai klumpės atlaikytų, kad tik sveikatos turėtų, kad tik gražiai šioje scenoje Linkime visiems mūsų sveteliams, šokėjams sėkmės, nardant geros nuotaikos, tvirtų klumpių ir trankaus šokių sukūrimo. Taigi mes skelbiame, kad Respublikinis tautinių šokių festivalis Mituvos sukūrėjai prasideda! Na, o jūs visus suvažiavusius ir atėjusius į šią šventę pasveikina šios salės šeimininkai, liaudiškų šokių kolektyvas Mituva ir jų šokis pasveikinimas! Prašom! Na, o tuo labiau, kad kaip žinote, kad Jurbarkas turtingas savo upeliais, upeliukais. Ir tuo labiau, kad mūsų Mituva įteka į Nemuną, į mūsų Nemunėlį. Na, o žinokit, kai susilieja tų dviejų upių vandenai, tai jau tokie tie sukūriai pasidaro. Tik tai tokie verpetai. Ir dabar, kai į steną įsilies Nemunėlis, tai pamatysi, Mataušėlį gaus ir bėga. O jie pašoks senovėje O polkučią. tai žiūrėkim ir saugokimės purslais, kad jam.
Gal pagausiu. Va. O kažkas kimba. Na, žuvelė, gal tu galėtum ką pasisiūti kokią gražią mergelę, žymiai gražesnę iš mano bardės. Ir kad būtų iš kokios tai Jamaikos. Oi, kad būtų Ai, iš įsivaizduoju, Mataušėlį. Iš Jamaikos jau matai. Jau iš naujos maikės prireikė, jau sena maikė jam netinka. Eik, Mataušėlį, kiek Ai, žuvelė, nepyk, matai, kad mano barbė kvailioja, čia žinai, nepyk. Gerai man bus, pagaukim žuvelę iš Smalininkų kalbos kolektyvo ir bus gerai, matėme. Na tai jau nepyksiu, kad iš mažosios Lietuvos. Mažosios Lietuvos. Jurbarko
prisigraudę, į salį čia tokie gražių žmonių sėdi, jau tokie linksmi, kad geros nuotaikos nepalinkėjom, ale vis tiek labai smagus, visi jau tiek mums smagu. Va tą tokią žuvelę aukšlikę, aš čia karusius kažkokią tai žuvikę. Gal dabar išrinkime myslių karalių iš šitos gražios košėkos. Tai dabar tą mūsų auksinę žuvelę gaus tas, kas daugiausiai spės mūsų myslių. Na, pirmą Užmėg. gerai matai, aš tai jau tik nusitėmėkim tą myslių Tai karalių. palauk, tu pirmiausia klausyk, ką jie pasakė. Pirmoji myslė. Gražios panytės, sušukuotos galvytės, tamsioj kamarytėj mezga gražias kvarbatkėles. Kas? Ai, tai vorai, matė. Ne vorai, kas žinot kitą atsakymą? Gražios panytės, sušukuotos galvytės, tamsioj kamarytėj mezga gražias kvarbatkėles, vorai tau nemezga. O kas mezga? Gražias. Kas? Į močiutį mezga, bet čia ne močiutį mums numezgė. Nagi, kas tas gražios panelytės? Panelytės gražios, kvarbatytės, dar gražesnė, tik kamaraitė, tokia keturkampoj, tokia. Kas? Bitės! Taigi žinoma, kas pasakė? Nagi, mataušėlį, žiūrėk, nešk šitą gražią žuvelę, šitą gražiai panelį. Jie irgi yra dar koks dabar šokėsi skalvos. Jos polkutė jau. Jos polkutė. Dar gražiau šoks. Ai, nu tai laukiam, su jūsų plojimu.
Žinai, kai anadien buvau nenusiėmęs, tai negirdėjau, kai šaukė žvejai ateit alučio išgerti. Ach, alučio matai gerti, žvejau, tai kas jau tave taip šaukė, tai kad nieko negirdėjau. Tai aš galvoju, kad kolektyvas išplija. Nagi nebent prieniškai, nebent Prieniškai tiesiog šaukia. prie to alučio, Tai taigi ko gero. pasiklausykim. Ale tikrai Girdėjau, šaukia. girdėjau. Bet matau, šėlinė lau šaukia. O smagiai pašokti kartu šaukia. Irgi gerai. Vienu kolektyvas trapukas ir mus visus pajudintų tik klausyk. Tai ne, užsidėsiu. Ir trapukas ir jau pirmasis šokis pamario apvalcius. Užsidėsiu kepurę.
po 150. Matot, pagavęs 10 lydekų Marijampolėje. Taip. O Maksimos čekį, kur kišenė šįryt radau parašyta, vienas karosas 300 gramų. Tai, O kas tau sakė? Tai kas, tai apgavo tave matyti. Pinigus paėmė už 10, o matai, tai apsuko. Kas sakė? Kas sakė? Kas sakė? Kasgi viską įsiaiškins, kad ne moteriškis. Iš Marijampolės Jotvingio. Suvalkietis viską žino, tvarką pasidaro ir viskas gerai. Tikrai viskas. Tai dabar, matau, šėlį bus tau ir šeivis, ir bėgtinė paskutinė už tokį melavimą. Greitai, man.
Pavojam jums labai, kaip didelės sėkmės. Tai Barbė, jau žinai, aš pagalvoju, jau aš noriu kažką tokią ypatingą sugauti. Ir man niekas Ai, gaudyk, Mataušėli, man nerūpi, man jau atsibodo ta žvejyba, žinokit, tegul jau visai žino. Aš vis tiek kažką Žiūrovas. sugausiu. Aš taip, žinai, noriu kažką sugauti tokią gražią, galbūt tokią liekną ilgam kojam, iš pažastų, galbūt išaugusių. Ir, va, kažkas užkiba. Na, žuvelė, ateik, aš noriu, tu ten graži turbūt iškibai. Nekšiak. Raganas. Aš sakai, noriu pasigauti Žemaitijos žuvelę. Aš noriu tik iš Žemaitijos. A tai iš Tonciaus ko gero? Iš Tonciaus, ta kur gražiausia šoka. Na, jeigu iš Tonciaus, tai jau nepyksiu, nu kaip gali pykti ar žuvelį iš Tonciaus, iš Kretingų. O prisigaudai, Mataušėli. O prisigaudai. Ir to žuvelė su tais berniokais gražiais pašoks jubiliejinį kadrilį. O, gerai.
Tai Svajonė ir Andrius Razmos. Dėkojam gražiai šeimynai. Dėkojam už dovanėlės teikiam. Labai jums ačiū. Dėkojam Ottai Tonsis iš Kretingos pas mūsų atvažiavo. Ojojoj. Bet ne tik mūsų sveteliai, na ir mūsų Jurbarko krašto žmonės taip pat labai gražiai šoka. Na pavyzdžiui, Veliuonos kraštas nuo seno garsėja savo žvejais garsiais, prie Nemuno gyvena visi. O ką jie negarsės, kai jie turi pasigavę savo auksinę žuvelę. Savo? Ir ji vadinasi Ataka žuvelė. Žuvelė Ata. Ir jie pildo jų visus norus. Visus norus pildo. A būtent. Iš pažiūrų, užsimanai alučių. Tu esi ploja rankomis, alutis jau yra. Na, ką dar? Užsimanai alergėlės, taip pat yra ir dar agurkėlių pridėm. Nu ko dabar? Nu, man atrodo, Mataušėlė, kad tu čia dabar jau pradėjai kažką tai tipiškai pasimeluoti. Man atrodo. Nemeluoju. Ai, Mataušėlė, Aš teisybę sakau. man atrodo, kad ta žuvelė Ada pildo ne tokius norus. Visokius O ji pildo pagrindė tokius norus. O kokius? Sveikatos Tai šokėjėlė. kad jam sveikatos nereikia, ir taip sveika. Na gerai, tada naujų klumpių, jeigu senos. O čia klumpės tai Tada sudėti. gal tas noras būna, kad gyva muzika grajėtų. O jo, noras Ir yra. tada gal dar tas jos noras būtų, kad ir dainininkės pritartų šiam Aišku, jos kolektyvui. noras toks yra. Na tai va, tokius norus ir pildo, na tuo labiau, kad norisi pasidžiaugti ir visiems pasakyti, kad būtent ta žuvelė Ada Baublienė buvo ilgametė gražaus kolektyvo Mituva vadovė. Na, o pats pirmasis Mituvos šokėjas Stanislovas Piliutis dabar šoka Veliuonėtyje. Tai jau kaip nepasidžiaugti. O taip laimingi ir gražiai šokdami. Visiems Einam mums. pasižiūrėti. Ir visiems.
vieną polkutę. Paprašom vienos polkutės plojimais. Smagi dar turi. Lapkričio 2 dieną metai bėgo, keitėsi šokėjai, keitėsi kolektyvų vadovai, o jų buvo visas pulkas, tai norisi dar kartelį jums paminėti. Tai įkūrėja Ada Baublienė, toliau vadovė Ilona Gudavičienė, Rūta Klipusienė, Jolanta Karčiūtė.
norisi pasakyti, kad per šį ilgą laikotarpį kolektyvas surengė daugiau kaip 350 koncertų. Šoko per 130 šokėjų, sušokta daugiau kaip 80 įvairių šokių. Šokėjai daug kartų tapo įvairių konkursų ir festivalių prizininkais bei laureatais. Mituviečiai aktyviai dalyvauja rajono kultūrinėme gyvenime, respublikinėse ir pasaulio lietuvių dainų šventėse, tradiciniuose festivaliuose, įvairiuose Lietuvos regionuose turi daugybę draugų, todėl ir šiandieną tokia graži šventė. Tai ką jie turės, kai jie aplankyta daug užsienio šalių, valstybių, dalyvauti tarptautiniuose konkursuose ir šventėse. Vokietijoje, Lenkijoje, Rumunijoje, Moldovoje, Vengrijoje, Ispanijoje, Danijoje. Ir dar daugybėje važiuos, ką čia išvardinsi. Ir dabar pasižiūrėkime juos kaip tos jubiliatus. Ir šokis Vakaruškos. Graži kapela Mituva, vadovaujama šviesios atminties Vidmanto Žemliausko, labai prisimenu šviesiai didelę meilę. Na, ir šis nuostabus ansamblis Verdenį, vadovaujamas Dalės Janušauskienės. Na, ir žinoma, šokių grupė Mituva, vadovaujama tada Ados Baublienės. Na, šis kolektyvas buvo, todėl, kad tai buvo reprezentacinis mūsų Jurbarko krašto ansamblis, kuris pristatė mūsų kraštą ne tik po visą Lietuvą, bet ir prasidėjo kelionės po užsienį. Tai buvo tikrai šio dainų ir šokio ansamblio aukso amžius. Na ir taip nenusiminkim. Aš manau, kad ateinantis metai yra Gaidžio metai ir patikėkime, kad šis kolektyvas Gaidžio metais atsikurs. Palinkėkime, kad taip ir įvyktų. O dabar aš dar bent nieko negaliu paprašyti, kad jūs padainuotų meilės valsą.
Na, mielos mergaitės, mes taip pat norime padėkoti jūsų patiems brangiausiems muzikantams. Ir kapelai Mituva, ir vadovė Jadvygai Žemliauskienei. Miela Jadvyga, dėkoju visiems ir laukiam ansamblio atgimimo. Na, o dabar dėkavojam jums visiems, dėkavojam ir laukiam jūsų naujų. Bet darnus ir laisvalaikiu. Na, šis kolektyvas ne tik scenoje atrodo taip įspūdingai ir taip gražiai, bet tai yra ypatingai išskirtinis kolektyvas, nes jie kartu ir švenčia gimtadienius, ir keliauja į žygius, ir dalyvauja aktyviai mūsų rajono kultūrinėme gyvenime. Visada juos pamatysime valstybinių švenčių komandose, interaktyviuose žaidimuose. Ir žinoma, visada smagu juos matyti ir protų mūšiuose komandoje. Na, šis kolektyvas yra išskirtinis, nes juos sujungia bendras pomėgis šokti. Taigi, Mituvos polka ir kolektyvas Mituva.
vestuvininkai. Vakaras, gerbiami jurbarkiečiai, labas vakaras, gerbiamas Seimo nary. Šiandien kartu su savo bičiuliais iš Kretingos, Prienų ir Marijampolės švenčiame mūsų charizmatiškojo, legendarinio ansamblio buvusio, dabar grupės Mituva gražų, solidų jubiliejų. Iš tikrųjų, daug buvo kalbėta apie buvusius vadovus ir aš tikrai negaliu nepaminėti gerbiamos Ados Daublienės, kuri šitoje salėje turbūt daug prakaito ašarų praliejo čia, nes tai, kad šokas taptų gražiu, turbūt reikia daug laiko, daug atiduoti savęs. Ir manau, kad, kaip paminėjo, kažkada mes vėl tapsime bendra grupė ir tikrai pasistengsiu aš groti, jeigu tik galėsiu. Ir manau, kad visi trys kolektyvai bus vėlgi puikus reprezentacinis kolektyvas mūsų rajonui. Ir linkėdamas kūrybingų veržlių metų, kaip kad mūsų gražuoliai Mituva, noriu savivaldybės vardu, savivaldybės administracijos vardu įteikti 150 eurų čekį. Prašom, gerbiamas. Justę Lukauskienę į sceną kviečiame. Kolektyvo vadovę. Pasiimti dovaną. Dėkojame.